pasaulyje, tai vėlgi, tuose vietose, sakykime, karštuose taškuose, visokie tai kariniai konfliktai, karai, jie gali kaip ir, kadangi tai ugnies energija, tai jie gali pasireikšti, kažkokiais tai išpoliais, teroristiniais aktais, galbūt kažkokiais tai perversmais, pasipriešinimais. Tai gali irgi būti susijęs su šalių vadovais, būtent su artimaisiais rytais, Ukraina, Azija, ten gali irgi paaštrėti tam tikri konfliktai. Ir aišku, visokie tai ginkluoti konfliktai gali būti irgi tokie neprognozuojami, visokie, kai būna ten partizaniniai veiksmai arba teroristiniai visokie. Ir aišku, ugnis. Ugnis tai stichinės nelaimės, kadangi Marsas ir Ketu aktyvina būtent vulkanus, žemės drebėjimus.